Labadiena, gerbiami klausytojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Greta Edu, kuri jums padės nepasiklysti sudėtingose vaikų ugdymo labirintuose. Šį sezoną su jumis sveikinamės jau 4. kartą, o apskritai tai jau 7. laida. Wow. Pirmiausia, norime padėkoti mūsų klausytojams už tai, kad esate su mumis ir klausotės mūsų laidų. Bei norime jūsų paprašyti prenumeruoti mūsų YouTube bei Spotify kanalus. Taip pat galite mus sekti socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Instagram arba Facebook. O dabar noriu pasisveikinti su savo gerbiamomis kolegėmis Gretomis, kurios ką tik parskrido iš Italijos. Ir noriu paklausti, tai kokių idėjų parsivežėte iš šios kelionės? Nebuvo čia mano pirma kelionė į Italiją, bet kiekvieną kartą nukeliavus į Italiją, ypatingai į Romą, kas man nelabiausiai sužavė ir ką aš visada iš ten parsivežu, tai yra tas nuolatinis nuostabos jausmas, nes tu nežinai, kada tu beisi gatvelę pasuksi ir štai Panteonas, štai Koliziejus. Ir jeigu tu tą tokį the sense of wonder, žinai, parsiveži po to su savim, tai tu imi jį pastebėti ir vaikščiodama nuostabiamis mūsų Kauno gatvėmis taip pat. Tai turbūt aš labiausiai parsivežiu. Man atrodo, kad tokie trumpi pabėgimai į kitas šalis, truputį tokio pasižvalgymo, paturistavimo, patyrinėjimo Romos, net mums kaip mokytojams duoda tokio įkvėpimo tęsti tos mokslo metus, kuomet pasidaro tikrai jau sunku, jau trūksta idėjų, trūksta saulės, nepamirškim, kad tikrai mažai saulės būta žiemą, tai manau, kad parsivežam to tokio įkvėpimo, bent jau aš, ir įkvėpė viskas. Labiausiai galbūt itališkas maistas ir žinoma, ta nuostabi Romos istorija, kur tu gali tiesiog į Koliziejų žiūrėti ir žiūrėti. Mes su Greta Koliziejų aplankėm kokius 4 kartus. Taip. Kur tikrai kažkaip pasisemi tos istorijos ir pagalvoju, prieš kiek daug metų žmonės tai sukūrė ir tai vis dar džiugina iki šios dienos. Aišku, tuo metu buvo šiek tiek kitokia istorija, Koliziejus. Bet irgi labai džiugina, duonos ir žaidimų. Tai tikrai kažkaip ir labai pastebėjau tokį smagų dalyką, kad restoranuose, kavinėse italai renkasi su šeimomis ir tai yra tokia tradicija, kur pakankamai ilgai žmonės valgo maistą ir tame dalyvauja ir vaikai, nesvarbu kokio amžiaus, ir įsijungia į tuos pokalbius ir kalbasi, šnekučiuojasi, dalinasi maistu. Ir tai yra taip nuostabu nematyti padėtų ant stalo planšečių, telefonų, tai tikrai labai įkvėpia, kad galima ir kitaip valgyti maistą su vaikais. Tai sakykit, ar būnant svetimoje šalyje nesusidūrėte su kokiamis komunikacijos problemomis, gal nesusikalbėjote su kažkuom? Oi, čia apie komunikaciją, turbūt 2 istorijas parsinešėm. Pirmoji istorija iš to, kaip aš pamačiau, kaip Greta iš meilės prabilo netgi itališkai, nes susidūrėm su tokia problema, pirkom dovaną ir ne tą dovaną mum įdėjo į maišelį ir Gretai aš jau mačiau, kad ten įsiutis viduje užkilo ir sakau, gerai, einam aiškintis. Ir mes einam ir aš jau girdžiu, kaip nemintise itališkai repetuoja, kad viskas sakys ir aš galvoju, oho, pagaliau, meilė privertė prabilti itališkai, bet irgi iš tokių įstringų emocijų, o dar po to Greta, sakyk, mes ir draugų susiradom, taip pat italių. Taip, susiradom draugų. Ir truputį apie italų kalbą, tai aš esu jau minėjusi, kad iš tikrųjų moku nemažai kalbų, bet esu perfekcionistė ir jeigu nemoku tos kalbos tobulai, arba bent jau aš įsivaizduoju, kad nemoku jos tobulai, tai aš iš vis jos nenaudoju. Ir Italijoje būnant, tai nebuvo irgi mano pirmoji kelionė ir aš tikrai gebu kalbėti itališkai, bet nenaudoju. Aš laukiu įrodymą, visą kelionę laukiu, kada įrodys, kad moka. Niekada nenaudoju iš didelės baimės suklysti, tai mano tokia baimė, bet kurią teko nugalėti dėl to, kad norėjau pakeisti dovaną į tą, kurią turėjo gauti. Labai sėkmingai pavyko, labai itališkai su visais gestais, rankoms ir filmuota medžiaga. Tai labai džiaugiuosi, kad nepasiklydote vertime, o šiandien turime ypatingą svečią bei labai aktualią laidą visų pradinukų tėveliams bei mokytojams, nes kalbame apie amžiną mokytojų ir tėvų nesusikalbėjimą. Ir svečiuose turime mūsų labai brangę bičiulę, pradinių klasių mokytoją Ramintą Jutaitę. Tai noriu tavęs paklausti, kaip tu atkeliavai į mokyklą ir tapai mokytoja. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad mane pakvietėte. Iš tikrųjų buvo šių metų pradžioje tokia mintis, kad norėtųsi savo iššūkio ir kažkur sudalyvauti. Ir tikrai mėgstu pasiklausyti podcastų, tinklalaidžių. ir buvo tikrai tokia mintis, kad būtų įdomu mesti savo iššūkį ir sudalyvauti. Tai
dėkoju Jums, kad pakvietėt. O mano kelias, tai, atrodo, viena vertus buvo tiesus, bet kita vertus aš nesvajojau būti mokytoja. Kas kartais tėveliams būna, geras, nes atrodo, tas pašaukimas turėjo lydėti nuo 1 klasės. Tai nebuvo to ir norėjau pasirinkti teisininkės kelią, nes norėjau prasmingo darbo visuomet, kad man neštų prasmę, tą vidinę naudą, pasitenkinimą ir galėčiau prisidėti prie kažko gero pasauliui. Tai man atrodė, kad galėsiu ginti nekaltus žmonės būdama advokatė. Po to, augant, supratau, kad ne tik gali tekti ginti nekaltus žmonės, bent jau mano nuomonė, mano subjektyvių požiūrių, ir stojimo laiku buvau pasimetusi. Tai tiesiog likimas taip sudėliojo, kad rinkausi pagal įdomiausius dalykus ir tai buvo socialinė pedagogika. Ir studijuodama ten vis tiek sakiau, nedirbsiu mokykloje, tikrai ne. Ir tai buvo, kad praktikas pirmasias atlikau mokykloje ir su pradinukais pajaučiau kažkokį ypatingą ryšį ir man ten labai patiko. Ir galvoju, o ne, kodėl man tai patinka. Ir jie eina prie manęs ir klausia, ir fainai. Ir galiausiai kažkaip baigiau priešintis tam kažkokiam įsitikinimui, kad nebūsiu mokytoja. Tai jau, 3 bakalauro kurse dirbau ir socialinės pedagogės asistentė gimnazijoje vienoje ir taip pat praktiką atlikau privačioje mokykloje. Tai jau sukausi tarp tų pradinukų ir taip ir įsisukau. Augau nuo savanoriškos praktikos, nuo asistentės pradžios iki augančios mokytojos ir užaugusios klasės vadovės pareigų. Tai gal trumpai taip. Ačiū, kad pasidalinai savo kelionę to mokytojos keliu, kaip atrandi tą profesiją. Tai tikrai yra įdomu, nes man atrodo, mes visos turim labai skirtingas tas keliones ir kiek dažnai susiduri su mokytojais, tai iš tikrųjų beveik niekas jau taip ir nebūna, kad nuo pirmos dienos ir įsivaizduoja, kad jau tikrai būsiu mokytoja ir dažnai ta kelionė užtrunka ir tu svarstai kitas profesijas ir gal kartais atmeti tą mokytojo profesiją, bet paskui vis tiek atsigręži į tą profesiją. Ir man atrodo, kad šiandien kalbėsime labai aktualią temą tiek mokytojams, tiek tėvams, todėl kad mes tikrai dažnai pasiklystame vertime, dažnai nesusikalbame, užduodame tokius klausimus, kurie kiti supranta visai ir interpretuoja visai kitaip. Tai man atrodo, kad bus labai įdomu, kaipgi iš tikrųjų reiktų komunikuoti, kad mes suprastume vieni kitus. Ir aš pagalvojau apie Gretą, nes Greta yra tokia gal naujausia mokytoja, nes mes su Brigita tai pakankamai jau ilgai dirbam, o Gretos ta kelionė tai tikrai nesenai prasidėjusi ir man įdomu, Greta, ar tau yra tekę susidurti su tuo pasiklydimu vertime? Oi, kaip tu ir paminėjai, mano ta kelionė, jinai dar nėra tikrai stažo prasme ilgiausia iš jūsų visų, bet spalvų puokštė jinai man tikrai labai pasiūlė ir jau pati mano pradžia buvo labai keista, nes aš pradėjau kaip anglų kalbos mokytoja su tokiu metodu, kuomet aš pirmą kartą atėjau į aplinką, kurioje aš mokau, tai dar aš dirbau ir netradiciniai klasėje, aš dirbau miško mokykloje. Ir susitarimas buvo tas, kad aš nuo to laiko, kai atidarau duris, iki tol, kol išeinu pro vartelius, aš visą laiką kalbu angliškai. Tai pasiklydimas vertime buvo didžiulis, nes pirmiausia, vadovė sako, kalbėk angliškai, mano kolegos nelabai kalba angliškai. Aš negaliu subendrauti su savo kolegom. Man pedagogikos sritis yra nauja. Vaikai manęs bijo. ir nesupranta. Tėvai manęs irgi vengia, nes jaudinasi, nes čia yra anglų mokytoja, kuri kalba tik angliškai ir jie man tik tai, tai kažką tokio, žinai, niekas nebendrauja. Po to, kai paaiškėjo, kad aš jau vis dėlto moku kalbėti lietuviškai, kad aš jau sakiau savo vadovui, žiūrėkit, netinka čia mums šitaip, darykim kažkaip kitaip, duokit man pasireikšti ir lietuviškai ir mes tiesiog atvesim kažkokias veiklas, anglų kalba ir taip toliau. Tai tada ta komunikacija, aišku, iškart radosi su vaikais ir buvo panašus potyris kaip Ramintai, kur, viskas,
traukia, myli, būna nuostabu ir aš supratau, kad oi, kaip gerai yra ateiti iš suaugusių pasaulio, va, į šitą pasaulį, kaip mane čia gerai supranta ir ta komunikacija su vaikais buvo puikiai ir tada pirmieji, va, aš irgi patapau ganėtinai greitai klasės vadovė, pokalbiai su tėvais. Ir man bemiegės naktis, prakaito išpilta, nes gerai, su vaikais komunikuoti, tai mes visos tikrai mokam puikiai, bet aš labai greitai atpažinau, kad ta duotybė, kad aš labai randu greitai kalbą su vaikais ir kad aš jų pasaulį ir juos suprantu labai greitai, yra tarsi, man nenaudą daro suaugusių pasaulį. Jame man pasidaro sudėtinga, su tėvais kalbėti darosi sunku, tu matai, kad jie į tave žiūri tarsi kaip ir vieni žiūri į tave kaip į autoritetą, kiti meta tau kažkokias tai provokacijas, tarsi, mes perskaitę daugiau gal knygų, ar čia kažkaip, o kaip jūs vertinate vienokius ar kitokius ugdymo metodus gerbiamą mokytoją. Tai viskas buvo labai sudėtinga ir čia aš dalinuosi savo tą tokią istoriją. O Raminta, kaip tau, nes tu minėjai prieš mūsų pokalbio pradžią, kad tu jau turi gerą tokių 7 metų pedagoginę patirtį, dirbant, kaip ir pat minėjai, tiek kaip specialioji pedagogė, auganti mokytoja, klasės vadovė ir panašiai. Tai su kokiais iššūkiais tu susidurdavai ir kokie iššūkiai tau kildavo, kai tu tik pradėjai dirbti mokytoja ir kaip tu sprendei tas sudėtingas situacijas? Tai labai geras klausimas, iš tikrųjų ir labai vertinga tema, nes kaip tu ir sakei, Greta, tai aš irgi prakaitavau. Pačioje pradžioje tai ypatingai ir nemiegojau ir bandžiau susirašyti sąrašiuką ir tada braukiau, bet pagrindinis dalykas pačioje pradžioje tai yra, manau, susijęs su pasitikėjimu savimi. Kiek tu jautiesi tvirta. Tai man gal buvo iššūkis, kad aš labai norėjau klasės, būdama auganti mokytoja. Ir gavosi taip, kad sausio mėnesį pirmokų mokytoja išėjo iš darbo ir reikėjo kažkas, kad ją pakeistų. Ir aš aišku buvau tikrai, taip, aš galiu, aš noriu, važiuojam. Ir tada tapau ir buvo toksai, ujui. Gerai, kad norėjau, dabar reikia su tuo sudylinti, jeigu taip galima pasakyti, įveikti visus iššūkius su tuo. Tai nuo to, kad mokiniai mylėjo be galo savo buvusią mokytoją ir jie buvo jau susikūrę tą ryšį ir jie į mane žiūrėjo, kad, tu pačioje pradžioje tu niekada nebūsi tokia gera kaip ji. Kas čia tokia? Tėvai vėlgi buvo labai įsigandę. Ir tas pirmas susitikimas, tai bendras toksai buvo, kada mane pristatė ir tų klausimų buvo, kompromituojančių. Pavyzdžiui, kad tai kaip galvojate, jeigu jūs tokia gera dabar, kodėl jūsų nuo rugsėjo mėnesio nepasirinko kaip klasės vadovė? Oho, okay. Ir aš tada, bet aš jau buvau priėmusi sprendimą, kad tikrai būsiu, tada supratau, kad reikės visų pirma pradėti nuo nenulinio taško, bet gal nuo to minusinio, kada reikės labai užsitarnauti savo autoritetą, parodyti, kad aš žinau, kad aš galiu ir aš nebūsiu kaip buvusi mokytoja, bet būsiu kitokia ir duosiu kažką naujo su savo duotybė, su savo vizija ir misija, dėl ko aš čia ateinu. Tai pati pradžia buvo tikrai tokia, bet galiausiai mums pavyko atrasti ryšį ir iš tikrųjų ir tas tėvelis, kuris uždavė tokį klausimą, buvo be galo šiltas ir kas labai padėjo, tai individualūs pokalbiai su tėvais, kurie iš tikrųjų mokytojui, noriu paminėti, kad kainuoja daug laiko, nes su kiekviena šeima pakalbėti pusvalandį, 40 minučių, kartais 1,5 valandos ir jeigu tų šeimų yra ten 20 ar 15, tai laikui yra imlu, bet tai padeda sukurti visai kitą ryšį. Ir tu tada išsikalbi klausimais ne tik vaikų ugdymo prasme, bet tuo pačiu ir šeimos filosofija. Kuo jie vadovaujosi, kokia buvo patirtis ir jie irgi minėjo, kad ir tuomet tada labai atsiprašė, sako, jūs tik neįsižeiskite, mes jūs kaip prieš specialistę nieko neturim, bet mums pasikeitė ne viena mokytoja ir mums pirmoje klasėje norėjosi tiesiog saugumo ir mes buvome išsigandę, kas dabar ateis. Ir tada tu jų pusę irgi supranti, ar ne? Ir kai bandai
tuo nuoširdumu ir atvirumu eiti į pokalbį, tai didesnė dalis ir didžioji dalis, tikrai nepabijosiu pasakyti, mano patirties buvo, kad galiausiai jie atslūgsta, nurimsta, ar ne, ir eina į tą nuoširdų kontaktą. Bet vėlgi dar sugrįšiu, kad tas pasitikėjimo klausimas irgi mane lydėjo, buvau magistro 1 kurse, tuomet studijavau ir dar atrodo, gal aš labai jauna, gal aš tikrai iš tikrųjų nedaug žinau, tačiau tas tėvų palaikymas padėjo užsiauginti per tą pusmetį labai didelį stuburą, labai išsitiesiau viduje savo ir žinojau, kad aš galiu, tai galbūt yra sunkiau pačioje pradžioje išsakyti nemalones tiesas, kalbėti apie nemalones situacijas, būti tvirtesniai, nes norisi, nežinau, man norėjosi įtikti. Man atrodė, kad aš turiu patikti, aš turiu kažkaip surasti ryšį, kad mane mėgtų. Aišku, vėliau supranti, kad tikrai neturi patikti ir tos nemalonios tiesos tą akimirką galbūt skaudžios arba šokiruojančios galiausiai įrodo ir parodo, kad tu esi tvirta ir tu žinai, ką tu darai. Ir tas norėjimas patikti kartais nepadeda, kai tenka kovoti su sunkiomis situacijomis. Mes su Raminta iš tikrųjų kartu studijavome tose magistro studijose ir aš labai gerai prisimenu vieną psichologijos paskaitą, kada mus ruošė realiam susitikimui su tėveliais. Ir mes turėjome atlikti tokią simuliaciją. Vieni turėjo vaidinti tėvus, kiti mokytojus. Ir traukėme lapelius, sakykime dabar su komiškomis situacijomis. Man tada taip atrodė. Pavyzdžiui, jūsų vaikas dvokia prakaitu ir tau reikia pasisodinti tėvelius ir jiems maloniai iškomunikuoti jų neįžeidžiant šitą situaciją. Arba, kad, jūsų vaikas vogia. Ar dar kažkas. Tokios situacijos. Ir aš atsimenu, mes vaidinom ir man visiems teko vieną kartą vaidinti mokytoją, kuris sako, kitą kartą tėvus. Ir kai vaidini tuos tėvus, taip iš karto pereini gynybinę funkciją ir ar tikrai jūs įsitikinusi, ar jūs šnekate tiesą ir panašiai. Ir po to, kai išėjau dirbti mokytoją ir susiduri su pirmosiomis blogomis situacijomis, kaip pavyzdžiui berniukai sugalvoja užrakinti kitus vaikus rūbinyje ir neišleidžia, arba terorizuoja išeinant iš tualeto, arba kas nors šlapinasi, nežinau, iš šiukšlių dėžę ir tau reikia realiai spręsti tokias situacijas, tu supranti, kad čia ne taip komiška jau buvo ir greičiausiai tavęs nemėgs. Tai Raminta, sakyk, ar teko šitas mūsų simuliacijas perkelti į realų pasaulį ir su kokiomis labiausiai keiščiausiamis situacijomis teko susidurti, kada teko pabūti nepopuliaria mokytoja? Tos keistos situacijos galbūt iš pradžių atrodo keistos, bet galiausiai juk dirbant su pradinių klasių vaikais, tu supranti, kad jie vaikai, kartais jie labiau nori patyrinėti aplinką, kartais patyrinėti save arba draugą, ne? Tai taip, kartais yra komiškų situacijų, kartais komiškų iki ašarų situacijų, o kartais ir labai nejokingų. Tai iš tų keistų situacijų, kada buvo, labai nemalonu, tai buvo atvejis, kada norėdami pajuokauti, keli vaikai šlapinosi į kito vaiko spintelę. Ir tai buvo rūbai, batai, daiktai, apsisioti. Ar ne? Visi šlapi ir kvapas ir viskas. Tai buvo iš tikrųjų labai sunku. Sunkiausia tai pranešti žinią tėvams, atstatyti psichologiškai vaiką, ar ne? Ir tu galvoji, kaip tie tėvai sureaguos. Tu būsi pirmas žmogus, kuris matys tave, matys ir tau reikės visą tai atlaikyti. Aišku, gal šita patirtis irgi nebuvo tokia baisi iš tos perspektyvos, kad mama labai sureagavo supratingai, netgi man tuo atveju atrodė per supratingai. Bet viskas gerai, mes ten išsivalysime, pasidarysime. Sakau, ne, jūs tikrai nieko nevalysit, turės atsakyti vaikai ir prisimti pasekmę, kad dabar jų yra užduotis išvalyti tuos daiktus.
apšlapintus ar ne, arba atpirkti ir bent jau taip atlyginti tą žalą. Tai iš tikrųjų buvo tokia labai nemaloni situacija su visomis pusėmis kalbėti ir komunikuoti. Tokia jau, kur man tikrai ryškiai įsiminė. Aišku, yra dažnai ir tas klausimas patyčių, kada čia yra patyčios, kada yra, nežinau, pajuokavimai, kaip mes mokome priimti vaiką kritiką, kaip mes mokome reaguoti išsakytus žodžius, kartais tai yra sunku, kaip pavyzdžiui, praeitais metais aš gavau pas mus į mokyklą atėjo mokinys, tiksliau atskrido iš pačios Meksikos. Wow. Ir jisai kalba ispaniškai ir šiek tiek angliškai. Tai jo ta anglų kalba nebuvo labai sklandi, tai toje komunikacijoje pasiklysti tikrai buvo vietų labai daug. Aišku, kažkiek skiriamės ir kultūriškai, tai visko buvo ir iš tikrųjų buvo, kad vaikų toksai klausimas, o kodėl jūs reaguojate kitaip, o kodėl jam yra kažkokie kitokie susitarimai, kodėl yra leidžiama jam taip, o ne kitaip, kodėl mes gaunam dabar ten mažiau dėmesio, o jisai gauna daugiau dėmesio. Ir aišku, buvo ir iš tėvų klausimų, kaip jums sekasi, kaip visa ta klasės kultūra mes vadinam ar ne. Tai buvo iššūkių, kada teko spręsti ir pajuokavimo klausimus, ar ne, kada užsitęsia. Tai yra ir ne tik su užsieniečiais, ir su kitais, kad, nežinau, tu kažko iki galo nemoki, arba tu ko nors iki galo nežinai tiek gerai, kiek aš žinau. Tai pasakyti irgi tėvams, kad jūsų vaikas, nežinau, ten tyčiojasi arba nemaloniai elgiasi su mūsų klasės draugu ir taip mūsų kultūrą greuna, tai yra nemalonu, bet tai yra vaikai ir tavo užduotis kaip specialisto įsitraukus tėvus tą situaciją užauginti, pakeisti ir kitas dalykas pamokyti, ar ne, nes būti su kitokiu ir suaugusiems yra nelengva. Tai tuo keliu kažkaip ir keliaujam, bet sakau, man labai pasiteisina, kad tu dirba savo pasiruoši mokslo metų pradžioje, ar ne, individualiais pokalbiais ir kai jie į tave žiūri kaip į žmogų, kuris nuoširdžiai nori vaikui padėti, nori jam padėti augti, skleistis ir tobulėti, tai jie tavo rekomendacijas priima truputėlį šilčiau arba taip mažiau emocionaliai. O kartais tu girdi, kad tėvai paskambina, kai jų vaikas grįžta, nežinau, verkiantis, kas čia dabar įvyko, kodėl problemos nesprendžiamos, emocionalūs. Tačiau, kadangi aš jau dirbu ne pirmus metus, aš žinau, kad tai yra tos akimirkos emocija. Tai nėra susijęs su manimi, tai yra susijęs su tuo, kad tėvų didžiausias turtas, kurie jie turi, ar ne, grįžta, nežinau, ar tai su mėlyne, ar tai verkiantis, nenorintis eiti į mokyklą ir žinoma, kad jiems neramu. Aš visą laiką stengiuosi per save perleisti tą situaciją, ar tikrai aš visada sureaguočiau, oi, žinoma, mokytoja, viskas gerai. Ne. Jeigu man kiltų klausimų, aš ir ateičiau juos pasakyti kartais emocionaliai, bet galiausiai emocijoms aprimus svarbiausia pasikalbėti ir sakyti, jeigu tėvai nesusipranta, kad buvo labai emocionalūs, pasakyti, kad, tikrai buvo emocionali situacija, kada ir jūs karštai sureagavot, galbūt ir aš kartais karštai sureagavau. Prisiminkime, kad bendraujame pagarbiai visada ir palaikome tą tokį ryšį, kad būtų malonu. Ir man malonu atsiliepti, ar ne, ir jums su manim kurti tą ryšį. Bet net ir tos tokios labai emocinės situacijos ir tie tokie, kaip tu minėjai, kad pradžioje kažkoks gal nepasitikėjimas tavim kaip mokytoja, kaip pedagogė, o po to vėliau, kad kai mes gebam kaip mokytojai, ne tai, kad pademonstruoti, bet gal atskleisti savo autoritetą, kurį mes galime laikyti klasėje, tada mes galime ir paskatinti tėvus, nes aš visuomet, kai aš einu į ryšį su tėvais, tai visada yra tas, tai būkite emocionalūs. Jau geriau būkite tokie, negu nebūkite ten iš vis. Ir turėkim tą
pagarbę, bet tai gali būti emocionalinė diskusija ir žinoma, kad nei bus, nes mes kalbam, kaip tu ir sakei, apie brangiausią jų turtą ir mums kaip pedagogam, tai mes visiškai esam irgi vaiko pusėje ir su ta intencija, kad vaikui viskas dėliotųsi kuo geriau, tai natūralu, kad plati emocijų raiška gali būti visiškai neatsiejama nuo mūsų pokalbio. Aš tikrai pritarčiau Gretai, kad tos emocijos yra geriau negu jokio nedalyvavimo iš vis ugdyme, bet pavyzdžiui, kalbant apie tas karštas emocijas, tai iš tikrųjų esu tikrai turėjusi visokių situacijų, kuomet tėvai labai staigiai sureaguoja ir tikrai sureaguoja galbūt ne taip, kaip reikėtų, arba kartais galbūt tiesiog išsilieja. Tuo metu visą dieną galbūt kažkas jiems nepatiko, netiko, kažkas buvo ne pagal juos ir tada jie tiesiog paskutinis lašas būna su tuo ten mokykla ar darželiu ir jau tada kam papuola, tas ir gauna. Tai mano situacija buvo tokia, kad aš tik pradėjau dirbti, čia gal buvo mano pirmi darbo metai ir mes, buvo gal kelios dienos tokios lietingos ir mes su vaikais išėjom į lauką ir vaikai, aišku, dažniausiai būna pasiruošę, turi ten lietaus batus, lietpalčius, žodžiu, viskas kaip priklauso. Bet mūsų darželio vieta yra tokia, kad ten yra labai molinga žemė. O ką reiškia molinga žemė? Vadinasi, vanduo stovi. Ir mūsų visa žalia veja tiesiog turi stovinti vandenį. Ir žinoma, ką vaikai daro? Ogi šokinėja toj pievelėje. Ir tai yra labai smagu, nes vanduo teška. Ir kažkaip kaip mokytis net nepagalvoja, kad čia yra kažkas blogo, nes jie yra pasiruošę, apsirengę ir visa kita. Tačiau ne visiems taip atrodo. Ir ne visiems atrodo, kad čia reiktų taip elgtis ir veikti ir kad čia yra tokia nepriežiūra. Ir aš jau apsirenginėjau išeiti iš darbo tiesiog mokytojų kabinete ir girdžiu, kaip mama įbėga į darželį, jau ir vėluojant pasimti vaiko, bet įbėga su tokia emocija ir... Nes buvo jau nuotraukos įkeltos, tai jinai jau matė, ką mes veiksim, ką veikiame ir jinai bėga ir, tai mano dabar vaiko visi drabužiai šlapi, tai čia dabar batai šlapi, kaip jūs taip neprižiūrėjot mano vaiko, o kad vaikui beprotiškai smagu buvo. Ir jinai tiek tada rėkė ant mane, bet tikrai rėkė. Ir aš taip, o man pirmi metai darbo, o nerėkė ant manęs. O aš dar šiaip labai empatiškas žmogus, man ten mažai reikia, kad aš pradėčiau pati. Ir aš taip stoviu ir aš nežinau, kaip atsiliepti. Man niekas neruošia tokiom situacijom, nes mane universitete ruošia, tai kad viską labai gerai supras, tėvai atsakys viską, bet ne tai būna, dėja ne tai būna. Tai iš tikrųjų, tas pasiruošimas, man atrodo, ir universitete yra labai svarbus. Ir su tom nuostatom, kokio mes ateiname ir kaip mes pasiruošę elgtis tose situacijose. Ir tas tėvų priėmimas yra labai svarbus. Ir kartais galbūt jaunas mokytojas neturi to tokio priėmimo. Gal tėvai truputį atsargiau juo žiūri. O jeigu tu dar nebaigęs mokslų, tai ir tikrai tu čia gali mokyti. Tai man atrodo, kad yra jaunam žmogui tokių sudėtingų situacijų, ar ne? Ir man pačiai bendravimas ir bendradarbiavimo, komunikacijos dalykai yra itin svarbus, nes esu logopedė ir mano profesinis pagrindinis tikslas yra suteikti bet kuriam savo mokiniui kuo daugiau gebėjimų komunikuoti tiek verbaliai, o kartais ir neverbaliai. Ir net ir savo magistro darbe aš rašiau būtent apie tinklaveika, kuri kalba apie žmonių tinklo kūrimą, kuriame mes turime bendrus tikslus, veikiame bendrame tinkle. Ir norėjau paklausti tavęs, Raminta, kaip tu galvoji, ar jums pavyksta su tėvais išsikelti tą savo bendrą tikslą, kodėl jūs komunikuojat, ir ar tėvai visą laiką laikosi to komunikavimo taisyklių, ar visą laiką, pavyzdžiui, laikosi kokiomis valandomis galima rašyti, kokiomis ne, kaip tai veikia? Tai irgi labai geras klausimas, ačiū už jį. Iš tikrųjų, dar kartą paminėsiu, kad individualūs pokalbiai padeda sukurti tą ryšį ir pasitikrinti, ar mes tikrai laikomės dėl to, dėl ko susikūrėme, dėl to, dėl ko susitarėme. Tai pavyzdžiui, mokslo metų pradžioje mes turime lūkesčių pokalbius, ar ne, kuriuose keliame lūkestį galbūt vaikui visiems mokslo metams. Tai jinai yra vadinasi trišalė sutartis, kada yra žinoma įtraukiamas ir vaikas, kaip jisai norėtų, kur jisai norėtų augti ir ką dėl to galėtų padaryti. Tuomet yra mokytojas, kuris iš savo perspektyvos irgi parašo, ir galiausiai yra tėvai.
ir mes, tas tėvai jau yra trečias žingsnis. Ir tuomet mes pasižiūrime, kaip vaikas save mato, aišku, su mokytojo indėliu, nes kartais jie norėtų daugiau žaidimų žaisti kompiuterinių ir ten patobulėti, būti profesionalais, tai tu daugiau galbūt ir tą socialinę, akademinę sritį stiprini, tuomet jo išsikeltus tikslus ir siekius pastiprini savo pastebėjimais, ką tu galėtum daryti ir kur tu jį matai, ir tuomet tėvai. Tai kai mes peržvelgiame tai, pasikalbame apie tai, ką užrašėme, priemame žingsnius, kad jeigu norime, kad vaikas, geriau skaitytų, tai aš galiu skirti individualaus dėmesio, paskaityti jam arba paklausyti, kaip jisai skaito. Namuose jie gali skirti vakare prieš einant miegoti 20 minučių tokį ritualą pasidaryti, kada kartu su vaiku skaito ir įtraukti į dienos rutiną daugiau skaitimo ir taip auginti jo skaitimo įgūdžius. Jeigu reikia didesnio pasitikėjimo savimi, tai vėlgi dėliojasi planą. Jeigu daugiau bendradarbiavimo, ar ne, tai vadinasi galvoja apie tai, kaip sudaryti situacijas, kada jisai dirbs grupinio darbo metu. Ir taip pat, apžvelgi tai, ką jie gali ir namuose daryti, ir ką mes mokykloje galima daryti. Tai tokia trišalė sutartis, kuris skamba labai rimtai, padeda mokslo metų eigoje nepasimesti, prisiminti tiek vaikui, tiek mokytojui, tiek tėvams, ar vis dėlto to einame ir jeigu, tarkim, matom, kad, teksto suvokimas vaikui labai labai sunkus arba tas bendradarbiavimas vis dar labai sunkus, mes pasitikrinam, ar tikrai mes skiriame tiek laiko mokykloje, ar tikrai buvo atkreiptas dėmesys namuose ir jeigu kažkur prasileidome, ar ne, jeigu kažko nepastebėjome ar kažką užleidome, mes turime dar laiko pusmetį gerą važiuoti toliau, kažkur pastiprinti, o galbūt viskas labai gerai ir galim dar daugiau keltis tų lūkesčių, norų ir iššūkių savo ir vaikui. Kai, kalbėjo apie trišalius susitarimus ir sakyti, viskas labai gražu ant popieriaus. Viskas labai smagu, mes tikrai atvesim vaiką 8 valandą į mokyklą ir tikrai, jeigu tai darželis 6 paimsim, bet aš turiu netgi tokią vieną istoriją, kur 6 valanda. Ateina į darželis kontekstas, ateina pasiimti mano vienos mergaitės, kažkokia tai moteris. Ir aš sakau, sveiki, žinokit, aš jūsų nepažįstu. Sako, ai taip, tėtis, šitų brolis ir sesytės vėluoja, aš paimsiu. Nesakau, no can do, negaliu išleisti, niekaip negaliu išleisti vaikų eiti su jumis, man reikia, kad bent jau tėvai, šiaip reikėtų, kad tėtis paskambintų ir reikėtų tada, kad raštu atsiųstų žinutę, jūsų vardas, pavardė, duomenys, kad leidžia su jumis tą vaiką išleisti. Gerai, skambinsim tėčiui, tėtis neatsiliepia, praeina pusvalandis, mano jau darbo valandos baigėsi, bet tu sėdi tam principę, nepaleisiu aš vaiko su moterim, kad ir kokia puikiai ir žavinai būtų, bet jinai yra visiškai man nepažįstama, nesvarbu, vaikai ją gerai reaguoja, bet, ką tu žinai. Ir praeina gal valanda, skambina man tėtis, visas įsiutęs, piktas, sakau, bet žinokit, ne, sako, gerai, aš toj būsiu. Jis atvažiuoja ir ten apskritai buvo tokia ganėtinai sudėtinga situacija, po to tas tėtis taip net ir taip labai jautri viskas išsirutuliojo, kad tas mano pasakymas jam ne. Tiesiog buvo paskutinis uogytė ant labai prastos dienos torto ir mes su jo galiausiai išsišnekėjom, aišku, ten visą tai ir pagarba ir taip toliau, bet iš esmės, kaip pedagogai mes, tai nėra paprasti darbiniai santykiai, kuriuos mes turime su šitais žmonėmis ir mes turime labai naviguoti tarp to, kad taip, tai yra mano privatus laikas, taip, tai yra mūsų darbo valandos, taip, tai yra mūsų susitarimai, bet ar sekmadienį po pietų. Arba 12 valandą. Arba 12 valandą nakties. Tai kaip apsibrėžti jautriai, nes manau, būtent pedagoginio darbo specifika to ir reikalauja, kad mes darbas mūsų nei jis prasideda, nei jis baigėsi, kai prasideda darbo valandos. Tai kokie būtų tavo gal asmeninės įžvalgos patarimai apskritai, kaip jautriai apsibrėžti tas tokias ribas, kad nebūtų viskas. 9 valanda, sustarimas viskas kaip. Ir kaip sveika tavo manimų būtų tą daryti. Aha. Taip, tai čia tikrai irgi manau, kad yra amžinas klausimas, nes atrodo, kad juk mokytojas laisvas kaip ir visada, kitiem netrodo, bet
kažkoks tarnystės elementas. Taip, darbas nes kaip darbas, o mokytojas taip, nes tai yra tarnystė. pašaukimo specialybė, ar ne? Labai daug kalbama apie tai, kad pašaukimo mokytojas ir tu viską darai iš tos idėjos ir to noro būti su vaikais, bet kad tu būtum į mokyklą atėjęs gyvybingas, užsidegęs gyvenimu, rodyti vaikams pavyzdį, kad fainai čia yra, iš tikrųjų, fainai būti mokykloje, fainai mokytis, smagu, be galo galime kurti artimus ryšius, sužinoti daug naujų dalykų. Tai tu turi tuo tikėti ir būti tuo užsivedęs, ar ne? Visi žiūri į mokytoją kaip į pavyzdį. O tam, kad mokytojas būtų prisipildęs tų jėgų, jam reikia iš kažkur jų gauti įkvėpimo, kurti projektus, turėti įkvėpimo rodyti tą nuostabų pasaulį ir parodyti, kad mokytojo specialybė yra jėga, o ne tik tais tai, kad mokytojai yra pavargę, nepatenkinti savo atlyginimu, ar ne, o dar tėvai čia kažko nori. Tam, kad tas mokytojas būtų prisipildęs, mano nuomonė, tai labai svarbu apsibriežti tą laiką. Ir aš tai darau mokslo metų pradžioje, kada mes turime tėvų susitikimą, susirinkimą, bendrai visi kartu. Aš tikrai paminiu, kad aš atsakysiu iki tada ir jeigu aš neatrašau, tai aš galiu būti pamačiusi, bet aš tiesiog 8 valandą vakaro neatrašysiu ir į tai sureaguosiu kitą rytą. Nebent tai yra tikrai ekstra situacija, tik tais tai, kad reikėtų, manau, irgi apsibriežti ir nebijoti apsibriežti, kas yra ekstra situacija. Tai jeigu pamiršome, kokias kojines reikia užsidėti tą dieną arba neišsirenkame, tai net jeigu jums dabar šeimoje atrodo ekstra situacija, mokytojai sekmadienio vakare, tai nėra ekstra situacija. Bet nežinau, jeigu jūs važiuojate į ligoninę ir norite pranešti apie tai, tai žinoma, kad tą padarykite. Tai man atrodo labai pradžioje svarbu apie tai susitarti ir po to laikytis. Nes jeigu tu pasakei, kad aš atrašysiu iki 5 valandos arba 6 arba 4 ir pradėsite susirašinėti vakarais, savaitgaliais, tai kaip ir vaikai, suaugusiai reaguoja į tai, ką tu darai, kokį tu pavyzdį rodai, o ne tai, ką pasakei žodžiais. Tai manau, kad irgi labai svarbu tuo ir laikytis. Esu girdėjus kolegų, kuomet sako, oi, ne, man tai geriau, kai vakarais rašo, dėl to, kad dieną aš esu užsiemusi su vaikais ir tas laikas ugdymo yra ilgas ir aš tik tais vakare prisėdu ramiai paskaityti žinutes, mes taip susitarėm. Na, jeigu tau tai veikia, viskas gerai, bet man iš esmės nėra, kad taip labai veiktų, nes tada gaunasi, kad tu visą dieną, tu kažką turi ir dieną atrašyti ir tuomet vakare ir yra buvę galbūt tas COVID laikotarpis toks praplėtė iš viso tas darbo ribas, kada tu, nežinau, ketvirtadienio 8 valandą kalbiesi su tėvais telefonu ir tai nėra dar paskutinis tavo skambutis ir tai tikrai neužtrunka 5 minutės, truputėlį greitai paklausiu. Tai tas daro įtaką ir mokytojo iš tikrųjų savijautai, nes Greta paminėjai, kad esi labai empatiška, tai ką aš matau mokytojose, kad jie yra be galo empatiški žmonės, jie daug sugeria emocijų vaikų, nepamirškim, turim ir kitų kolegų, su kuriais turime bendradarbiauti, tada dar tėvų ir tu grįžti namo ir tu žiūri vieną tašką, tu net su artimaisiais nenori šnekėti. Radijas visas išsijungi mašiną važiuojant, automobiliu važiuojant namo ir nori pabūti tiesiog spengiančioje tyloje, pasipildyti, o tai kur dar, nežinau, skaityti knygas, eiti į muziejus, keliauti. Tai taip, jeigu tavo galvoje sukasi mintys visada, ar tikrai tas vaikas užsidės tas kojines, ar tikrai tėvai ko nors vakare nenorės man paskambinti, paklausti, tai tu negali to atsiriboti. Ir po to daro įtaką tai, kad mokytojai perdega. Yra buvę, kada kolegė perdegė per 0,5 metų. Naujai atėjo žmogus per 0,5 metų. Bet tai reiškia, kad kažkur nemokėjo atskirti savo laisvo laiko nuo pašaukimo. Bet tai, manau, kad labai reikia tai žiūrėti sąmoningai ir jausti save.
Bet iš to, ką tu pasakoji, aš girdžiu, kad tavo labai didelė darbo dalis yra realiai pačių tėvelių ugdymas ir edukacija. Kad tam, kad tau veiktų tavo darbas, ar ne, jeigu įsivaizduokim, kad tavo darbas yra vaikas, vaiko ugdymas, jo transformacija, keitimas, tau dar šalia to reikia ir tėvus transformuoti, kad jūs visi žaistumėt lyg vienoj komandai, ar ne, kad įvyktų ta komunikacija. Na, o pavyzdžiui, ir aš su tuo 100% sutinku, tik man kartais iškyla tokių net komiškų situacijų darbe, kada tos transformacijos turi būti labai didelės, tam, kad aš galėčiau padėti jo vaikui. Tai pavyzdžiui, kadangi dirbu korepetitorė, ar ne, man atveda vaiką ir tėvai taip drąsiai pareiškia. Mūsų šeimos filosofija yra tokia. Dirbame darbe, namuose ilsimės. Bet kažkodėl mūsų vaikas neišmoko skaityti, tai mes atvedam pas tave, kad išmoktų skaityti, nes mums reikia šito, vis tiek reikia šitą dalyką pasiekti. Ir tada tu žiūri į tuos tėvus ir labai pagarbiai stengiasi gerbti jų šeimos filosofiją, kuri gana logiška yra šiais laikais, ar ne, kaip ir tu pati sakai, tu nori pailsėti. Ir tada bandai aiškinti. Gerai, aš jūs girdžiu, bet žinokite, vis tiek dirbti reikės, nes aš viena pati jūsų vaiko netransformuosiu. Jūs irgi turėsite įsitraukti į tą transformaciją ir ar mokymasis yra darbas, ar ne? Tai tiesiog norėjau paklausti, ar tau būna tokių situacijų, kada, tau reikia realiai iš esmės keisti tėvų įsitikinimus tam, kad jūs žaistumėt vienoj komandoje ir vyktų ta komunikacija? Tai kad reikia kalbėti su tėvais, ką jie galėtų daryti kitaip, tai taip. Ar visiškai transformuoti juos klausimas, todėl kad gal mokykloje, kurioje dirbu, jau tėvai ateina žinodami tam tikrus mokyklos susitarimus ir viziją, ar ne, kad ten skaitome namuose 20 minučių, pagarbiai bendraujame su mokytoja ir panašiai, ir iš tikrųjų jau ta pradžia jie ateina žinodami, kur jie ateina, kaip su jais bus bendraujama. Tik tais faktas, kad pasimetame, ypač dabar ekranų laikotarpiu, kompiuterinių žaidimų laikotarpiu, kada tu matai, jog, ir šiaip yra judrus vaikas, kuriam sunkiau sukoncentruoti dėmesį ir tu jauti, kad jisai vis labiau išsiblaškęs, jo mintis yra tik tais, kaip pabendrauti apie tą žaidimą, padaryti strategiją, kad jisai vakare, tarkim, galėtų žaisti. Tai viena vertus, žaisdamas kompiuterinius žaidimus, ten su savo draugais kuria tą draugystės ryšius, ar ne, bendri interesai. Kita vertus, tu matai, kad tai jau, trukdo jam pačiam. Nes jis yra viduje pasimetęs, agresyvesnis, jautresnis ir žinoma, tuomet reikia apie tai kalbėti su tėvais ir kartais irgi klausti, o koks jūsų miego režimas, kada einate miegoti, kada keliatės, ar ne. Tai tokių situacijų būna, tuomet pradedi labai iš toli, stengiasi paprašyti tėvų truputėlį atskleisti, kaip jie namuose dabar gyvena, ar ne. Ir neretu atveju jie patys prasitarė, kad taip, šiuo metu ten turi daugiau ekranų laiko. Aha, ar nieko neįprasto nepastebėjot. Kas dar padeda, kad pokalbių metu turi kažkokį turinį pasidėjęs ugdymo žurnalus, galbūt ten, kas turi vadovėlius, pratybas, sąsvinius ir gali irgi parodyti, kad, jeigu tai yra regresas, kad, žiūrėkit, buvo taip, jau lyg augom, o dabar keliaujam žemyn, ar ne? Arba atsidarykime mūsų programėlę, kurioje mes susirašinėjome. Buvo taip, o dabar jau žinutės, kad sunku veiklose susikaupti, kad susipyko su draugu, matom, kad kažkas vyksta. Įrodymai yra, liudija. Taip, kažką jau pastebim. Ar pastebim? Kaip ir pastebim. Gerai, kaip galvojate, iš kurios pusės tai galėtų ateiti, ar ne? Tai pradedam miego rutina, kas yra be galo svarbu. Taip, einam miegoti ten laiku, kada keliatės. Taip, keliamės tuomet. Gerai, tada eini prie kito. Kompiuteriniai žaidimai. Kiek jisai laiko leidžia, pavyzdžiui, lauke, ar ne? Ar jisai turi laiko išsikrauti. Ne, daugiau namuose. Ką jisai namuose veikia? Tai ten žaidžia kompiuterinius žaidimus. Aha, gal tai kaip jūs galvojat? Ir taip bandai
privesti, nes iš tikrųjų, jeigu tu ateitum ir pasakytum, kad laba diena tėveliai, prašome nuimti visus ekranus. Tai bet koks tas griežtas pasisakymas, kartais jis yra labai reikalingas, bet priveda prie to, kad ne. Ir tu turi būti pasiruošęs tuomet, kaip tu reaguosi, kai jie pasakys, ne, mes nematom problemos. Ar ne? Ką tu darysi tada? Tai tu turi irgi, manau, kad kaip mokytojas pastrateguoti galimus variantus ir tuomet tikrai pagalvoti, kaip tu reaguotum šito atveju, kaip tu reaguotum šito atveju. Ir kartais, jeigu jau yra tam tikri iššūkiai, komunikuoti iš anksčiau, iki pokalbio, kad tu jau galėtum sakyti, žiūrėkit, rašiau žinutę, kalbėjomės apie tai. Ar ne, telefonu, parsinešė namo papildomų dar užduočių, nes neišeina atlikti laiku mokykloje, yra išsiblaškęs, nerimastingas. Rašiau, kad susipyko su savo draugu 1, 2, 3 kartą. Ir tada, kai tu kalbi faktais, o ne tiesiog kažkokiu trendu, kad nuimkim dabar ekranų laiką, kaip pavyzdys, tada jie kitaip truputėlį ir priima. Tai galbūt mano toksai, kad pasiruošti iš anksčiau ir matyti tą situaciją ne paskutinę akimirką, kad jau viskas nebegalim kentėti, o stebėti tą procesą ir reaguoti irgi čia ir dabar. Aišku, kartais irgi kaip mokytojui, na nežinau, matai, kad jau šiandien tikrai parašysiu, vienas vaikas susirgo, kitas susipyko su ko nors ašaros, kita paprašė išeiti iš klasės ir tu visur turi būti, o dar kolegos ateina su kažkokiais ir dar tu susirinkime tuo pačiu metu turi būti. Ir tikrai kartais ir neparašai iki galo, užmiršti po savaitės, vajėtus, kaip čia man dabar reikėtų sureaguoti. Tai visko būna ir kažkaip bandai taip laviruoti. Labai įdomu tavęs klausantis ir ypatingai, man žinai, tą ekranų temą, nes aš esu lauko žmogus, lauko pedagogija, tvarumas, miškas, visi tie dalykai, tai man kaip žmonės pradeda, aš iškart matau vaiką, kuris nebūna lauke, o būna prie ekrano, aš tokia uoslė, žinai, su jiem išsiugdžius. Tai vaikas kaip vaikas, nes jie tu nusiveži į mišką ir pasakai, bėk nuo kalno ir jam akis, mokytoja, čia galima bėgti, lėkti ir dūkti, tu sakai, tai žinoma, ir dar pasileidus su jais bėgti, tai juos įtraukti, į tą pasidaro labai lengva. O tada prasideda darbas su tėveliais. Yra man neretai tekę būti tokioje situacijoje, aš išsivedu vaikus į lauką. Ir dabar tai jau mano ir mokiniai, ir mano kolegos, kurios dirba su manim, tai jau visi tą žino ir jau linksniuoja tą, ir jau tėvai visi susitaikė. Bet pradžioje aš dažnai net ir iš vaikų išgirsdavau tokį, kad mane galima susipurvinti. Arba mums miško ir gamtos diena, bet mes išvažiuojam su nuostabaus grožio, puikiais drabužiais, bet mes jau negalim susipurvinti. Mamytė sakė nesusipurvinti. Ir tada mokytoja Greta, kaip ragana, mano vaikai mane ragana vadina, ir ragana Greta tada sako, susipurvinė, bet ne mamytė neleidė. Mamytė tegu skambina mokytojai Gretai, žinai. Aha, ir tada tėvai niekada nepaskambina, niekada nesulaukia to skambučio, tik tai po to jau grįžta vaikai, nupyko mama. Nebuvo ten patenkinta, bet jau žiūri, kad kitą miško dieną ateina vis kitaip. Ir čia yra tas, žinai, mes turime įlįsti į kiekvienos šeimos, nežinau, koks tavo požiūris yra vis tiek, galbūt mano pozicija yra ta, kad mes kaip mokytojai, ypatingai iš savo varpinės, iš dalykų, kuriuos aš tyrinėju, studijuoju, kuriuos aš bandau integruoti ugdymo procesus, yra ta, kad mes neišvengiamai atsinešam kažkokį tai ir esam vertybių nešėjai. Kaip mes jau kalbėjom, kad, žinai, buvimas pedagogų yra pašaukiminė profesija. Tai pašaukiminių profesijų kiek čia yra? Medikas, kunigas ir pedagogas. Tai jeigu mes jau keliaujam tuo tokiu keliu, mes vienareikšmiškai atnešam kažkokią tai savo vertybinę poziciją į tai. Ir kaip tau sekasi, kaip mokytojai komunikuoti tas aukštesnėsias mokytojo pašaukiminės vertybės tėvams. Ir dažnai susiduriu su to tokiu, kaip aš susiduriu, kad, oi, neišsipurvinkit. Ir kol tėvai supranta, kad ne apie purvą aš čia vaikus mokau, ne apie tai, kad, aišku, tai čia sekantis dalykas, turim tausot vandenį. Tai tiesiog gal rinkime rūbais lauką dieną visada tais pačius, kuriuos išplausim vieną kartą, žinai, per mėnesį. Čia tie buitiniai aspektai yra kažkokie kitokie, bet tas noras, kad mes kažkokią tai vertybę jam perdodam. Ir jeigu tas yra jau tada ne buitiniam lygmenį, bet vertybiniam lygmenį sankirto su tėvais, kaip tu jauti, kiek laisvės turi pedagogas vis dėlto sakyti, kad žiūrėkit, pasitikrinam ne tik savo akademinius dalykus, ne tik savo kažkokias tai socialinės kompetencijas,
konfliktas, bet turim kaip žmogui pasižiūrėti ir pasiimti atsakomybę, kad vaikas prieš mus, mes jį turim ir vertybiniam ir dvasiniam lygmenį ugdyti. Tai kaip tau sekasi komunikuoti jau apie tuos tokius aukštesniuosius dalykus su tėvais ir ar sunku? Dabar manau, kad jau yra lengviau. Pačioje pradžioje žinoma, kad yra sunku. Kaip ir kalbėjau, tikrai neslėpsiu, buvo viduje, kad čia turi kažkodėl patikti. Kodėl aš taip susigalvojau, nežinau, gal dėl to, kad pačiai man būdavo nemalonios konfliktinės situacijos, kad tik nepakliūti į konfliktą, tai aš gal jau kur nors patylėsiu, nedasakysiu. Bus mažiau reikalų. Tai ne tik, kad kalbant profesinėme lygmenyje, bet mano kaip asmenybės. Ir aš, kai tai įsiaiškinau, aš supratau, kad ne, tai kaip tik, gali iššaukti konfliktą, kad tu nuo jo bėgi. Arba, kaip sakoma, yra dramblys kambaryje ir jo niekas kaip ir nepastebi. Tai labai svarbu atsakyti ir savo šitus klausimus, ar ne, kur tu link eini, kokia tavo yra vizija ir apie tai kalbėtis su tėvais ir pačiam jaustis tvirtam. Nes jeigu tu savimi abejosi, tvirtesnio tembro tono tėveliai, jie tave užmėtys tokiais klausimais, kad tu sakysi, jo tikrai, tiek jau to. Bet kai tu žinai, kur tu eini, ir jie gali sakyti, žinokit, taip ir taip ir taip, ir tu sakai, ne, su visa pagarba, ne. Aš labai mėgstu pasitelkti mokslinius tyrimus, dėl to tikrai stengiuosi skaityti ir knygas, kurios yra paremtos moksliniais tyrimais ir pati pasidomėti kažko tokio aktualiu, tai irgi skaičiau knygą, kodėl mes miegame ir dar man labai susisiejo su itin jautriais vaikais, tai jeigu tu matai, kad vaikas yra jautrus, tu net nelauki, kad būtinai bus kažkokie iššūkiai, tu iš karto apie tai komunikuoji, ar ne, kuo tu gyveni. Tėvai pasidalina, kuo jie gyvena, ar tai buvo kelionė, ar kaip tik dabar susiduria su emociniais iššūkiais, nes vaikas labai jautrus ir tu stengiasi, kaip aš sakau, ruošti dirvą ir iš anksčiau kalbėti, tik nepamirškite miego rutinos. Kodėl tai yra labai svarbu? Nes pirmas punktas, antras punktas, trečias punktas. Jeigu jūsų vaikas yra itin jautrus arba, jautrus, gal nebūtinai itin, bet turi tą jautresnę nervinę sistemą, kas tai yra, ką tai reiškia, ar ne, kaip veikia mūsų smegenys. Ir kai jie mato, kad tau iš tikrųjų rūpi, tai galbūt vieną pokalbį ateis, ne ta koja išlipia iš lovos, bet tu žinosi, kad man tai yra svarbu pasakyti. Ir tu į tą reakciją galbūt ir sureaguosi, kad nemalonu, bet tai nemalonu yra kiek? Valandą, akimirką, dieną, bet tavo ta nemaloni tiesa jiems vis tiek gali pasėti sėklą. Ir kai kitą kartą tu su juo kalbėsi, atsimenate, ar bandėt? Ne. Situacija keičiasi? Ne. O gal vis dėlto pabandom? Tai nepabijoti tos akimirkos nemalonumo vardant aukštesnio tikslo vėliau. Čia labai toksai delikatus šokis tarp, tarsi, tokia erdvė, žinai, intimi šeimos erdvė, intimi ūkdymo erdvė, nes ką mes darome su vaikais klasėje, tai iš esmės tai vyksta dabar toksai, žinai, iš tikrųjų tai yra uždara komjūna, žinai, uždara erdvė ir mes ypatingai, Lietuva vakarai, žinai, mes gyvenam tam tokiam, kad yra šeima, yra mokykla, valstybė ir šeima yra tarsi atskiros ar kartu, čia tokių diskusijų visokių, bet dabar, kaip žinai, kalbėjau apie tai, man kilo toks prisiminimas iš to, kai aš studijavau Australijoje. Ir vienas iš dalykų privaloma man ten studijuoti buvo Australijos aborigenų kultūra, nes jinai yra privaloma, nesvarbu kokią sritį tu bestudijuotum, bet dalis jos yra kurse tiesiog, tu turi suprasti tuos žmonės, kurie ten gyvena ir teko ir su jais daug bendrauti, nes ir patys dėstytojai, tada jau jie yra tikri Australijos aborigenai, ne baltieji australai dėsto tą ir mes irgi kalbėjom apie vaikų ugdymą. Ir kas man labiausiai įsiminė ir turbūt, ko galbūt iš mūsų pokalbio ryškėjo, ko mokytojai nori, tai yra, ką jie turi ten, ką Australijos aborigenai deklaruoja, tai jie visi, žinoma, yra šeima, bet yra ir bendruomenė. Ir tas pasakymas, kad vaiką užauginti reikia viso kaimo, tenais yra absoliučiai gyvas ir jisai absoliučiai egzistuoja, nes jeigu vaikui yra problema mokyklai,
Tai visa mokyklos bendruomenė yra to vaikų susirūpinus, visa šeima, ne tik mamytė ir tėvelis, močiutės, dėdės, tetos, visa vaiko aplinka, natūrali tai vaikui aplinka, visi žmonės, kurie yra kontaktas su juo, jie rūpinasi tuo, kad mes tą problemą turim išspręsti. Ir tas toksai intimaus šeimos burbulo, jis yra tarsi atidaromas ir praplečiamas. Ir to padarimas, tada aš nežinau, galbūt tam, kad galbūt klausytojų tarpe esantis tėvai kuo drąsiau eitų į kontaktą su mokytojais ir kad mums atsivertų tam, kad mes visi stovim to vaiko gerovės pozicijai. Mes esam absoliučiai pareigoti. Ir apskritai, klausantis viso šito pokalbio, man girdisi, ant kiek tas mokytojo darbas yra velniškai sunkus ir holistinis, nes jeigu jūs įsiklausysit vien, kiek aspektų šiandien Raminta palietė, pradedant nuo miego, socialinių santykių, vertybių, tada akademinis raštingumas, tada susitarimai taisyklės, tada šeimos filosofija, mokyklos filosofija, tada mokytojos poilsis ir jos sveikata ir jos buvimas ir dar tas mokytojos identitetas, ar ne? Viskas susiveda į vieną tokį didelį ugdymo katilą ir mokytoja visą tai turi atstovėti tam, kad jūsų vaikai, kuriuos jį ugdo, būtų laimingi, nes dažniausiai mokytojo tikslas, yra ugdyti laimingus žmonės, sėkmingus žmonės, ar ne? Ir man šiandien tiek daug kartų nuskambėjo tavo pasisakymas toksai, kad aš anksčiau buvau tokia, bet šiandien aš žinau. Šiandien aš jau žinau, kaip daryti. Ir man norėjau tavęs paklausti, kada buvo tas momentas, kada tu atradai ir ar tu jau dabar gali apibrėžti, kas per mokytojas tu esi? Kokia yra tavo kaip mokytojas misija, vizija? Tai iš tikrųjų reikėjo, manau, kad kokius tos jau trečius kaip klasės vadovės mokytojavimo metais atėjo tas supratimas ir tai atėjo ir iš studijų. Tuo pačiu, nes iš tikrųjų tikrai čia mes iš KTU universiteto ir gal labai jau taip atrodysi keistai, bet man labai daug davė studijos. Ne teorinė prasme, ir teorinė prasme, ir teorinė prasme, bet ką aš labiausiai išmokau, tai yra refleksija. Reflektuoti viską, kiekvieną veiklą, dienelę, pamokėlę. Ir mano universitete buvo toksai, ir vėl refleksija. Ir vėl 3 puslapiai refleksijos. Nieko, nes mes nedarom, tik reflektuojam. Ir iš tikrųjų, kai tai tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, tu supranti, kad tik per savirefleksiją tu augi ir tobulėji. Tai ką aš svarbiausia išsinešiau iš universiteto ir ką diegiu savo vaikams, tai yra, kad nuolatos mes turime permastyti savo mokymosi ir gyvenimo procesą, nes tai yra, pati, manau, viena gal iš svarbiausių augimą skatinančių sričių. Tai mano identitetas ir misija yra auginti visapusišką vaiką ir kaip aš sakau, paruošti jį pasauliui ir kuriame reikės susidurti ne tik su laimingomis akimirkomis, kada mes visi šokame, susikabinę rankomis ar geriame kakavą, bet reikės išmokti įveikti rimtus iššūkius. Ir ką mes darysime tada? Tai aš labai į vaiką ir į save žiūriu visapusiškai, kad, kaip jūs ir minėjot, tai yra jo vertybinis pasaulis, dvasinis pasaulis, akademinis pasaulis ir jie turi veikti darnoje. Tai mes ir su tėvais, ir su vaikais, tėvams aš irgi kalbėdama apie tai, kaip svarbu yra vertybės, kažkur skaičiau ar girdėjau pavyzdį, kuo, nežinau, vagis ar ne, skiriasi nuo, sakykime, prezidento arba NASOs kūrėjo. Jie yra be galo intelektualūs, tiek viena sritis ar ne, tiek kita. Tiek kitos srities atstovai. Jie yra be galo intelektualūs, nes tokias schemas sukurti, kokias kartais mes girdime, ar ne, daug dievė nesusidurėme, tai atrodo kaip iš kur, ojetos, tikrai niekada atrodo nesugalvočiau tokios visos ekosistemos. Nei vienoje kitoje srityje, nei kitoje srityje. Kas juos skiria, tai yra jų tikslas ir jų vertybinis pagrindas. Tai ir per tai irgi,
ką mes ypač pradinėje mokykloje dabar susikursime, tuo mes keliausime ir toliau. Žinoma, kad tu gali koreguoti, pridėti, galbūt kažką atimti, bet ta pradžia yra be galo svarbi. Ir mano kaip mokytojos, kolegės ir žmogaus misija yra tai parodyti ne tik vaikams, bet ir tėvams, kolegoms, administracijai, kad labai svarbu yra tas, kaip tu sakei, holistiškumas, holizmas vaiko. Mes iš tikrųjų kalbėjome nemažai apie kylančius iššūkius mokytojams darbe ir kažkaip norėtųsi dar taip sugrįžti prie to, kad mokytojo darbas nėra vien tik tai iššūkiai ir vien tik sprendžiam problemas ir čia vakarais irgi mums rašo dėl kojinių, dėl batų, dėl dar ko nors. Mes ne visada sprendžiame problemas, mes kartais patiriame ir net ir ne kartais, o labai dažnai patiriame tikrai tų džiaugsmingų tokių momentų, akimirkų, kuomet mes suprantame, kodėl mes visgi pasirinkome šį kelią, kodėl mes jo einame ir kalbant apie savo profesiją, tai aš padedu vaikams mokytis kalbėti, kai kuriuos tik taisyklingai mokau kalbėti, bet kai kuriuos mokau kalbėti nuo nulio. Ir man, pavyzdžiui, didžiausias džiaugsmas būna, kuomet vaikai, kurie nekalba, visiškai negeba net su savo tėveliais komunikuoti, kuomet jie lanko užsiėmimus ir pradeda atrasti ryšį su tėvais, nes pradeda kalbėti skiemenukais, dviskiemeniais žodžiais trumpais, kur gali ne tik tai rėkti, ar ne tik tai balsu, kaip kūdikis išreikšti savo kažkokius poreikius, bet kur gali iškomunikuoti balsu, ar ten kokiamis alternatyviosiom kortelėm, kuriomis irgi padeda kai kuriems komunikuoti. Tai man būna taip malonu, kai tėvai tai pastebi ir kai stebiu, kad vaikas to džiaugiasi, nes jis mato, kad dabar aš jau galiu kalbėti. Dabar aš galiu pasakyti, ko aš noriu, išsakyti savo norus ir poreikius. Tai galbūt gali raminti ar tu pasidalinti tai savo tokiais džiaugsmais, kuriuos tikrai pasijutai, kad aš čia kažką teisingai padariau. Taip, tai aišku, tikrai tų iššūkių sprendimas neatsiejama yra dalis, tik tais priklauso, kaip tu į tai reaguoji. Pradžioje yra visada jautriau, po to supranti, kad tai yra tiesiog tavo darbo dalis. Ir kai tu pradedi tai reaguoti ramiau, kažkaip viskas paprasčiau ir išsisprendžia. Kitas dalykas, gal man labai aplinka padėjo, nes tikrai mano darbo patirtie tai buvo be galo intelektualūs žmonės visapusiškai, kurie tikrai norėjo padėti ir nematė manęs kaip kažkokio priešo, o kaip žmogaus, kuris tikrai padeda augti. O tų pasidžiaugimų, tai džiaugiesi kiekvieną dieną matydama augančius vaikus, bet ir tėvai prie to prisideda. Tai vėlgi tų pokalbių metu kartais tokių irgi atskleidžia, viena mama sako, mokytoja, vaikas valgydamas namuose, sako, mus mokė mokytoja Raminta, kad reikia ir pauostyti maistą, kad neskubant jį sukramtyti, kad gali būti valgymas pasimėgavimo dalis. Ir kai jie tokių iš namų perliukų ištraukia, vau, kaip fainai, tada tikrai jauti, kad darai gerus dalykus. Arba kai ateina su fraze, atėjau pas pačią geriausią mokytoją pasaulyje, tikrai paglosto širdį. Arba kai tėvai rašo žinutes, jog mokytojų reikia organizuoti susitikimą, kada galėtume metų užbaigtuves, mes norime kviestis į svečius ir jiems matai, kad svarbu susiburti, būti kartu ir jeigu dar ir mokytoja kviečia, ne tik iš uždarų durų nori pasibūti, tai tikrai yra didžiulis įvertinimas. Ir kitas dalykas yra svarbu pasakyti tėvams, kad arba kartais jų net paklausti, kai jie ateina su iššūkiais, ar ne, kad o kas buvo gero. Nes mes įpratę būti, kad o čia galėtų būti geriau, dar čia galėtų būti geriau. Ir kaip mokytojai, ar ne, ir tikrai mes vaikais irgi mokame pasidžiaugti ir atrasti tas jų stiprybės. Ir to kartais nebijoti paprašyti, kad pasakyti, jog didžiausias yra įvertinimas, tai vaikų galbūt apsikabinimas, bet ir tėvelių pastebėjimai, ar ne, kartais tas paprastas ačiū irgi suteikia tokio džiaugsmo, kad tave vertina ir tu esi svarbus žmogus.
ir tavo nuomonė yra išgirsta. Aš kažkaip prisiminiau apie tokį vieną pavyzdį irgi dabar apie maistą kalbant, kaip su vienu mokiniu kalbėjom apie kiaušinius. Aš dabar tiksliai neatsimenu, bet žinau, kad mes kalbėjom kažką apie kiaušinius ir galbūt jis prasitarė, kad nevalgo kiaušinių. Ir aš sakau, bet tu žinai, kiek kiaušinių paruošimo būdų yra. Sakau, įvairiausių ten, kaip galima iškepti kiaušinį, kiaušinienę, omletą ir dar kiaušinius naudojam blynams. Ir aš prisimenu, man skambina mama kitą dieną ir sako, žinai, sako, pradėjo valgyti kiaušinius. Sako, kaip aš dėkoju jums, sako, nes jis niekada nevalgė kiaušinių. Gal gali dabar apie žuvį pakalbėti? Jau iškart sąrašą, kad aš komunikuotų dažnai visą meniu, bet kažkaip taip apibendrinant, jau galbūt einant link apibendrinimo mūsų viso pokalbio, kas man yra labai džiugu girdėti, kad mes čia sėdėm 4 mokytojos ir visos esam be galo atviros, kad vyktų tas toksai betarpiškas komunikavimas ir Greta, kaip tu dar dalinaisi apie tai, kad, žinai, kaip tu išmokai vaikus kalbėti nuo nulio, man yra tekę turėti tokią irgi mokinę, kuri nekalbėjo ir aš prisimenu, ateina jinai kažkuria diena, tokia visai išsišiepus, taip ryžtingai prie manęs prieina ir jinai 1, 2, 3, skaičiuoju, sakau, jinai taip, su tokiu pasididžiavimu, ir tada ateina mama ir sako, jinai visą rytą laukia, kol ateis ir jums papasakos, kad išmoko skaičiuoti ir mums visiems turim tiek daug džiaugsmo, bet darbas, taigi net ne mano buvo čia nuopelnas, čia logopedo specialisto, kurie dirba ir tada tu pamatai, kad su tuo vaiku, jeigu mes esam atviri tam pasauliu, tai mokytojas įsileis specialų į pedagogą ar logopedą, jeigu tėvai įsileis mokytojus, mes įsileisime vieni kitus, tada tas vaikas, jis turės tiek daug pranašumo, jo visi kampai bus apstatyti žmonėmis, kurie juo rūpinasi ir nori jį ugdyti, link jam gero. Tai kažkaip smagu girdėti, kad daugybė pedagogų, arba bent jau čia esančios 4, tai visos galvoja tą pačią kryptimį. Man tiesiog pagrindinė mintis kyla šiandien, kad mes visi esame vienos komandos žaidėjai ir mes visi čia esame susirinkę apie tą patį. Ir labai noriu pakviesti visus tėvelius, kurie klausosi šitos laidos, nepamesti šitos minties, kad mokytojai nėra priešai, kad klasės draugai nėra priešai, kad kiti tėveliai, kurie taip pat yra jūsų klasėse, nėra priešai. Mums nereikia varžytis vieniems su kitais. Mums nereikia parodyti atėjus, kas yra protingesnė, kas didesnį indėlį įdeda į vaiko ugdymą, kas pas daugiau korepetitorių vaikus nuveda. Tiesiog reikia pamatyti, kad mes esame viena komanda ir mes visi esame susirinkę dėl vieno tikslo, tai kad jūsų vaikas augtų laimingas, išmoktų dalykus, kuriuos jis turi išmokti ir kartais šis procesas dėja yra nemalonus. Aš kažkaip dar pridėčiau, kad tas svarbus labai tarpusavio ryšys, kaip jau minėjot. Taip, mes visi esam viena komanda, mums reikia išmokti žaisti toje komandoje, susikurti taisyklės, jų laikytis, bet labai svarbu nepamiršti ir pasidžiaugti tais mažais momentais, kuomet mes tikrai kažko pasiekėme ir mes mokytojai, aš tikiu, tikrai irgi džiaugiamės, kuomet tėvai kažką pakeičia savo rutiną ir sako, šaunuoliai, puikus darbas, ar ne, būtent ėjo tą linkmę ir pasiekėte to tikslo, tai aš manau, kad nepamiršti, kad mums visiems reikalingas atgalinis ryšys. Mes negalime tiesiog dirbti ir niekada nejausti kažkokio pasiekimo to tikslo ir pasidžiaugimo momento neturėti. Tai būtina ne tik spręsti problemas, bet ir džiaugtis jau tais išspręstais dalykais. Tai, Raminta, o kokios mintis kyla tau po šio pokalbio? Mane tai aplanko mintis, kad labai svarbu yra vieni kitų ne tik klausytis, bet ir įsiklausyti, ar ne? Tai ir mokytojams į tėvelių ir vaiką supančios aplinkos situaciją, ir tėveliams į mokyklą ir joje dirbančius mokytojus išgirsti, priimti tai, kad mes siekiame ugdyti vaiką, jį auginti ir labai svarbu, kad tame procese mes galime ir patys augti. Tiek mokytojai,
stipriai auga ir tobulėja, tiek tėvai gali augti ir tobulėti ir, tokį sudaryti labai gražų trikampį. Ačiū tau, Raminta, labai, kad šiandien atvykai į mūsų laidą ir pasidalinai savo patirtimi ir be galo giliom ir, manau, labai prasmingom tiek mums, tiek mūsų klausytojams įžvalgoms. Taip pat labai nuoširdžiai esame dėkingos ir savo alma mater, visų mūsų alma mater KTU, kad leidžia mums čia įrašinėti ir, žinoma, mūsų garso režisieriai Andželikai, kurios laidose negirdite, bet be jos neišgirstumėte ir mūsų. Taip, ir taip pat dėkojame klausytojams ir prašome mūsų nepamiršti pasekti visose socialinėse tinkluose, dalintis mūsų laidomis su draugais bei kolegomis. Mums be galo reikalingas jūsų palaikymas.